Labas rytas, pradedam klasę skirtą viso kūno tempimui. Pradėsime nuo trumpo kvėpavimo įžangos. Kviečiu atsisėsti į juostą. Galit sukryžiuoti kojas ore, išsitiesinę nugarą. Baig. Tiesiog užmerkiam akis, įsitiesinam nugarą, krūtinė pakelta, gali būti delnai kartu, gali būti nuleisti. Tiesiog sekam savo kvėpavimą, leidžiam savo protui rimti, mintim. Bandom susijungti su savo kūnu. Nuskanuojam jį vidiniu žvilgsniu, neteisiam ir nevertinam, tiesiog priimam su dėkingumu ir meile, toks koks jisai yra šiam momentui. Įkvepiam per širdies centrą, iškvepiam per šaknies čakrą, per stuburą apačią. Įkvepiam per širdies centrą, iškvepiam per viršugalvį, per karūnos čakrą. Įkvepiam per karūnos čakrą, leidžiam savo iškvepimą stuburų žemyn ir iškvepiam per šaknies čakrą. Dabar įkvepiam per šaknies čakrą, keliam savo įkvepimą stuburą aukštyn ir įsivaizduojam, kad iškvepiam per viršugalvį, per savo karūnos čakrą ir sukuriam aurą aplink save. Keli įkvepimai ir iškvepimai ir nuleidžiam rankas. Pradėsim dabar su ugniniu kvėpavimu tam, kad šeštadienio rytas, kad pakeltą energiją, tai pradėsim ugninį kvėpavimą. Orą tik iškvėpinėsim, apie įkvėpimą nereikia galvoti, kvėpimas ateina savaime, visas dėmesys tik tais į iškvėpimą. Iškvepiant mums reikia įtraukinėti pilvą. Galima užsidėti vieną ranką ant pilvo ir jausti. Įkvepiam dabar įprastai į pilvą, įkvepiam iš pilvo. Sekantis gilus įkvėpimas, pilvas įsipučia ir pradedam. Sustojam, jeigu reikia, apsivalom nosį, kiti apsispjauda būna, aš irgi kartais. Nieko tokio, pravalom kvėpavimo takus, kai iškvėpinėjam į mūsų vygus nervą, papuola daug deguonies, kraujas greitai jo prineša į smegenis ir mes tiesiog gaunam greičiau daug deguonies, energijos, kraujas pradeda cirkuliuoti ir atsiranda toksai boost. Dar sykį įkvepiam į pilvą, iškvepiam iš pilvo, sekantis gilus įkvėpimas. Ir pradedam iškvėpinėti ir įtraukinėti pilvą. Sustojam, privalom nosį, pajudinam pečius. Pasiruošiam paskutiniam ratui. Paskutinis ratas gali būti greitesnis, bet gali būti tokiu pačiu ritmu, kaip ir pradėjote. Klausot savo kūną ir einat tiesiog išvien su savo kūnu. Įkvepiam į pilvą, iškvepiam ištuštinam, sekantis gilus įkvėpimas ir pradedam iškvėpinėti ir įtraukinėti.
Sustojam. Valio. Ištiesiam kojas ir pradedam pamoką. Ištiesiam kojas į priekį. Užsidengiam su juosta tik tais pusę pėdų. Nugara tiesi. Įkvepiam, ištempiam kojas į priekį, iškvepiant į save. Įkvepiant į priekį, į kambario priekį, iškvepiant į save. Dar porą kartų. Palaiduojam klubus, nugara tiesi, stuburas ilgas. Sustojam. Dabar įkvepiam į dešinį, iškvepiam į kairę. Įkvepiam į dešinį, iškvepiam į kairę. Sukam ratu, labai įdomiai jaučiasi klubai. Iš dubens, kai mes atsisėdę sukinėjam, pakeičiam kryptį. Ištraškinam kauliukus. Dabar galim laikytis priekinių kraštų. Įkvepiam, sulenkiam kelius, iškvepiam, ištiesiam, įkvepiam, iškvepiam. Apšildom savo kelienus, paruošiam juos savo praktikai, rytiniai, įkvepiam. Iškvepiam, įkvepiant, sulenkiam kelius, iškvepiant, ištiesiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Paleidžiam dabar savo pėdas, kad jos kabėtų. Įkvepiam, atidarom kelius plačiai, iškvepiam, suvedam, įkvepiam, iškvepiam, apšildom savo klubus, įkvepiam ir iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, dar du, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam. Iškvepiam. Dabar judinsim tik tais dubenį. Žiūrėkit, mes paimam, atsisukam dabar veidu į nesvarbu, kurią sieną jūs atsisuksite. Svarbiausiai, kad kojos ir medžiaga pasidalintų per pusę. Pasiemam dabar priekinę juostos dalį ir darysim karvę katę. Įkvepiam, atidarom krūtinę, sėdmenis dubu. Eina atgal, smakras į viršų. Su iškvepimu sutraukiam pilvą, užriečiam savo dubenį, iškeliam kojas į viršų. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiant atidarom kelius, krūtinę, kaklą, smakrą. Iškvepiant viską sutraukiam, užkabinam. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam ir sustojam. Atidarom rankas į šonus, įkvepiam, delnai žiūri į lubas, pečiai pasiduoda atgal, krūtinė į priekį, iškvepiant, sukam delnus žemyn, antraip, kad jie žiūrėtų į lubas, pečiai pasiduoda į priekį. Įkvepiant, atidarom krūtinę ir delnus, iškvepiant, apsukam ratu, pečiai pasieina į priekį. Sukinėjam rankas tik per pečio sąnarį. Pati ranka tiesi, nei alkūnė, nei riešas nesisukinėja, tik tais pečio, vadinama alkūnė. Dabar mūsų dešinė ranka eina už nugaros, pasiemam kraštą savo už nugaros, o su kaire apsikabinam priekį. Įkvepiam ir su iškvepimu pasukam savo viršutinę kūno dalį į dešinę. Atidarom plačiai kelius, smakras į dešinį petį, nuleidžiam pečius kiek įmanoma labiau. 5 įkvepiam, iškvepiam. Paskutinį kartą čia giliai įkvepiam, su iškvepimu atsargiai paleidžiam rankas, įkvepiam, ištempiam dabar savo rankas į viršų, susirandam kraštus savo už nugaros, pasiemam kiek įmanoma, galim pasieti aukščiau ir nuleidžiam pečius. Įsitempia visas stuburas, pasikėlė mūsų krūtinės ląsta, šonkauliai. Tarp šonkaulių kiekvienas tarpelis įsiplečia, atpalaiduojam pečius. Leidžiam krūtiniai sunkėti, stuburas įsitempęs. Dar porą kartų čia įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir su iškvepimu nuleidžiam rankas. Dabar mūsų dešinė alkūnė ant dešinio peties.
kaklo, galvos nenumetam ant dešinio peties, kaklas neutraliai, įkvepiam, iškeliam savo kairę ranką virš kairės ausies ir nukreipiam pirštus įstrižai į lubas arba į kambario kampą, kelėnai plačiai atidaryti, tempiam tik tais per rankų pirštus savo kairį šoną, palaiduojam pečius, kiekvienu iškvėpimu dar gal labiau pasistiebia pirštai link lubų. Paskutinį kartą įkvepiam ir su iškvėpimu grįžtam atgal. Dabar mes su kaire ranka vedam savo už nugaros, delną žiūri į galą, galim su dešinė biškį pastumti tą kraštą ir pasiemam savo už nugaros, už dešinio krašto, dešinę ranką apsikabinam priekinę juostą, kelį plačiai atidaryti, įkvepiam ir su iškvepimu tik tais viršutinę kūno dalį pasukam į kairę. Smakras dabar virš kairio peties, nuleidžiam pečių žemyn, 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Paskutinį kartą įkvepiam, su iškvėpimu paleidžiam atsargiai rankas. Dabar mūsų kairė alkūnė ant kairio kelėno. Įkvepiam, iškeliam savo dešinę ranką ir tempiam virš dešinės ausies, nukreipiam į kambario kampą. Galvos nenuleidžiam ant peties, kaklas tiesus, neutraliai. Tempiam savo dešinį šoną per rankų pirštus. Kvėpuojam, nepamirštam kvėpuoti. Dar 2 įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir iš lėto grįžtam į centrą. Dabar mes įsikelsim abi 2 kojas į viršų. Tai iš tarp mūsų kojo einanti įtempta medžiaga, aš stumiu su kairė ranka tam, kad įkelt savo dešinę koją. Kai išstatau kulną, išsitiesiu, tada prisilaikau su dešinė ranka, įsikeliu kairę ranką ir apjuosiu su šilku savo koją, savo klubus, juosmenį. Atpalaiduojam dabar savo pečius, rankas nuleidžiam, krūtinę biškį atkišta į viršų ir dabar leidžiam klubam sunkėti, nespaudžiam kojomis į pėdą. Su pėdam į priekinę juostą, atsiprašau. Netai pasakiau. Atpalaiduojam kojas tam, kad sunkėtų klubai, taip klubai sunkėjantis tempia mūsų visus kojų galinius raumenis ir įsitempia nugaros raumenukai, stuburas. Tengiamės nesusikuprinti. Pečiai biškį atgal ir žemyn, krūtinė atverta. Surakinam rankas savo už nugaros, surakinam pirštus, suspaudžiam riešus vieną prie kito, įkvepiam, atidarom krūtinę, pradedam spausti mentis vieną prie kitą, spaudžiam, keliam rankas į viršų tiek, kiek mums leidžia mūsų fizinis kūnas. Šiandieną atpalaiduojam klubus, krūtinė atverta, kvėpuojam, nelaikom kvėpavimo. Paskutinį kartą įkvepiam, su iškvepiamu nuleidžiam rankas, atpalaiduojam pečius, lenkiam savo kairę koją per kelėną ir pasidedam savo kairę pėdą ant dešinio kelėno. Atrodo va šitaip va. Dabar mes lenkiam savo dešinį kelią, su pėda spaudžiam į juostą, tol kol randam savo tempimą. Tempimas ant kairio šono, ant kairio ties klubu, ties vidinė šlaunim, ten, kur sutrumpėja, ten ir jaučiasi tempimas, įkvepiam su iškvepimu, dabar atpalaiduojam klubus, palaiduojam pečius, rankas, liekam 5 įkvepimam, iškvepiam.
Dar 2 įkvėpimai ir iškvėpimai ir išsitiesinsim savo dešinę koją. Išsitiesinam dešinę koją ir išsitiesinam šalia kairę. Dabar pakeičiam kojas, dedam savo kairę. Tai yra dešinė pėda ant kairio kelieno. Ir lenkiam savo dešinį kelieną. Įkvepiam su iškvėpimu, atpalaiduojam klubus. Mano visai kita pusė kitokia. Mano dešinė pusė atrodo net klykia, kaip nori pasikelt, negaliu atsipalaiduoti net. Keletą sykių dar čia įkvepiam ir iškvepiam. Ir dabar prisilaikom su viena ranka juostą ir perkeliam kojas į priekį. Įsitiesinam ir užsidengiam su galinė juostos dalim, nugarą, galvą, leidžiam rankas, suliečiam delnus ir pėdas kartu, įkvepiam ir ištempiam save per kojas ir per rankas. Su iškvepimu pasisukam į dešinį, įkvepiam į centrą, iškvepiam į kairę ir šitaip išjudinam save, išjudinam visą stuburą, klubus, krūtinę, įkvepiam, iškvepiam, juda apatinė nugaros dalis taip pat, dubuo, dar keletą kartų. Atsisėdam, prisilaikydami priekiniu kraštu, įkvepiam, ištempiam rankas į viršų, su iškvepimu lenkiamės į priekį. Galva nusileidžia tarp rankų. Palaiduojam savo apatinę nugaros dalį, galinius kojų raumenis. Kiekvienas iškvepimas tai paleidimas. Mums nereikia išlaikyti pozos, mums reikia pozoje atpalaiduoti įtemptą raumenį, sąnarį, nesvarbu kas tai yra, mums reikia jį suminkštyti, atpalaiduoti ir paleisti. Paskutinis įkvėpimas, su iškvėpimu atidarom kelius į šonus, ištraukiam savo pečius ir alkūnes, apsikabinam pėdas. Kuo labiau atidarom kelius, tuo labiau krūtinė gali svirti žemyn. Įkvepiam, su iškvepimu savo pėdas tempsim arčiau krūtinės, o krūtinę arčiau pėdų. Ir pradedam, įkvepiam ir su iškvepimu. Kaip norėtumėm nosimi pasiekti savo pėdas, tai darom savo kojas iš dubens. Tegu kelienai plačiai veriasi. Paskutinį kartą čia įkvepiam, su iškvepimu pakylam, užsidengiam pėdas ir dabar žiūrėkit, apsikabinam visą juostą ir suėmam rankomis aukštai laikomės, keliam save ir iš karto kelius spaudžiam į juostą ir permetam krūtinį į priekį, o mūsų klubai ir keliai atgal, kad būtų atsvara. Tada su kaire ranka laikausi, su dešinė išsitraukiu iš galo medžiagą ir už krašto laikausi tvirtai prisidengus petį. Kai jaučiuosi saugiai, įsitraukiu kitą ir dabar abu kraštus susilyginu. Kad rankomis man būtų lygiai. Ir iš karto dedu pečius, užsidengiu juos, su alkūnėmis spaudžiu į juostą, leidžiuosi žemyn, prilaikydama gerai pečius. Pečiais spaudžiu į juostą priekiniai kraštus. Kai jau jaučiu, kai gerai prilaikyta, tada keliu savo pėdas į viršų, dubuo visas paeina atgal. Atidaryti pečiai, krūtinę. Dar porą sykių čia įkvepiu ir iškvepiu. Tada iš lėto kelius stumiu arčiau krūtinės, iš lėto, naudodama savo pilvo presą, atsistoju. Kai atsistoju, tada medžiagą paimu, atidarau rankomis į šoną, kad ištempčiau už nugaros esančią medžiagą, pasiemu ją į priekį,
prisilaikau su dešinės rankos galiuku ir pasiemu su kairė išsitraukiu. Mums reikia užkabinti alkūnes už priekinių kraštų ir kad būtų pečiai uždengti ir leidžiame žemyn. Kai nusileidžiame žemyn, atsirandame mes vadinamai lotoso pozoje apvirstoj. Pėdos kartu, delnai kartu. Gerai yra atsipalaidavimo poza, iš tikrųjų labai patogu. Dar keli čia įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir žiūrėkit, rankos mano laisvos. Ar matot? Mums tik reikia sulenkti kelius ir mes atsiduriam atgal. Stumiam juostą nuo savęs. Pasiemam, pažiūrėkit, priekinę medžiagą. Matot, aš rankom pasiemam ir užsidengiau savo kojas. O su galinė, užsidengiu gerai pečius. Gerai. Lenkiu kelius, laikausi už priekinių kraštų gan aukštai ir tvirtai iškeliu kojas į viršų. Mano keliai uždengti su priekinė juostos dalim. Dabar užsimoju ir darau atbulinį apsivertimą. Apsiverčiu, pečiais spaudžiu juostą. Matot, keliai mano prilaikyti, suspaudžiu savo sėdmenis ir nuleidžiu klubų žemyn, atidarom rankas aukštyn, įkvepiam, kelius tempiam prie krūtinės, iškvepiam, tiesiam atgal kojas, įkvepiam kelį prie krūtinės, iškvepiam, tempiam atgal, dar 3 kartus įkvepiam ir iškvepiam, įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam su iškvepimu, ištiesiam kojas ir išsitraukiam savo dešinę koją. Šuoliukas į priekį, pakeliam krūtinę ir vedam rankas ir alkūnės į priekį. Stumiam savo klubus atgal, smakras į viršų. Kvėpuojam. Dar 2 įkvėpimai ir iškvėpimai. Sulenkiam savo kairį, tai yra dešinį kelieną, kuris dešinė koja, šuoliukas į vidurį, vėl pečiais spaudžiam į juostą, įsitraukiam rankas, mums reikia atsiremti su tuo savo kairiu keliu į juostą ir išsikelti dešinę koją, atsiverčiam, atgal ištiesiam kojas, užsidengiam su galinė šilko dalim savo galvą ir pailsim. Pakartosim tą pačią rutiną, tik su kita koja. Vėl būtinai pasitikrinam visą laiką kelis sykius pečius. Pečiai yra labai svarbu. Užsidengiam abi 2 kojas su priekinė dalim, o su galinė dalim kraštai susidengiam pečius. Lenkiam kelius, ištiesiam kojas, mojam ir apsiverčiam. Kai apsiverčiam, įsitraukiam kairę koją, šuoliukas į priekį, pakeliam krūtinę, įkvepiam, atsispirdamos kairę koją, stumiam savo dešinę koją atgal, krūtinė leidžiasi į priekį. Keliai, žiūrėkit, alkūnę sulenkiu, ne? Ir pakeliu delnas į viršų. Tempimas aplink pečius, jaučiat. Paskutiniai 2 įkvėpimai ir iškvėpimai. Klubai. Lenkiam savo kairį kelieną, šuoliukas į priekį. Žiūrėkit, pečius nuleidžiam žemyn. Visą laiką spaudžiam su pečiais į juostą, tai čia mūsų kaip prilaikymas. Atsispiriam savo kairę koją ir šokam į juostą. Šokus į juostą, paleidžiam savo pėdą žemyn ir atsisėdam, padarom angelo sparnus, tai yra suvedam rankas, laikomės, matote, laikomės kraštų, suvedusios rankas savo už nugaros ir pasilenkiam. Pasilenkiam į priekį, tai kiek įmanoma reikia pečius
pasidarysiu. Aš pečius atremiu kiek įmanoma į priekinius kraštus. Matot, o su rankom aš suėmus galinius kraštus dabar keliu į viršų ir tempiu tuos kraštus į šonus, naudodama savo rankų jėgą. Aš pečius stumiu į priekį, užžiūrėkit o rankas, iškeliu ir tempiu medžiagą į šonus su rankom. Nuleidžiu rankas, atsisėdu. Geras tempimas pečiam. Labai apsikabinu juostą, laikausi priekinių kraštų. Keliai dabar atsidaro mano klubų plotyje. Nekeliam kelienų ir pėdų. Atsilošim, išsitiesina rankos. Laikomės priekinių kraštų ir iš lėto lenkiamės. Saugiai, suspaudžiam savo sėdmenis. Pėdų ir kelienų nekeliam. Jeigu jaučiamės ramiai, galim nuleisti rankas. Jeigu norim biškį daugiau veiksmo, abiem rankom suspaudžiam mentis, darom krūtinę ir suėmam savo pėdas. Keliam dubenį į priekį, suspaudžiam sėdmenis į viršų, tiksliau į viršų. Dar keli čia įkvėpimai ir iškvėpimai. Ištiesiam kojas, prisilaikom rankomis priekiniu kraštu ir iš lėto atsisėdam. Atsisėdam, tada mums reikia padaryti tokią counter pozą, atstatomąją pozą, po lenkimosi atgal pasilenkiam į priekį. Laikomės tvirtai alkūnėmis, rankos taip sulenktos, kad mes jaustumėm, kaip kūno svoris pasviręs į priekį, bet rankos laiko tvirtai ir neleidžia mums išslysti. Paskutinį kartą įkvepiam su iškvepimu. Atsisėdam, kilstelim save ir atidarome savo kelius į šoną ir pradedam minti kaip pedalus, kad mūsų priekinė medžiaga užsikabintų mum už sėdmenų. Su nykščiais mes leidžiam savo galinę medžiagą, galinį kraštą žemiau juosmens, atidarom plačiai kelius į šoną ir verčiamės kojos plačiai į šoną. Matot, viskas čia prilaikyta, galima, jeigu spaudžia biškį pakelt. Viskas išsitiesinam nugarą, palaiduojam pečius, padedam rankas, galim lenkti kelius ir užkabinti pėdom arba jie gali būti pėdos tik sudėtos kartu. Duodam laiko, kad pasiektų šviežias kraujas mūsų smegenis. Įsitemptų stuburas, visi drėkinamieji skysčiai pradeda drėkinti mūsų stuburą. Duodam dar savo kelias minutės pakabėti, kad pilnai viskas išsitemptų, kas tempėsi. Dabar kairė koja lieka užkabinta. Užkabinam iš savo dešinę ir ištempiam. Pažiūrėkit, pasidedam rankas po pečiais, atsispiriam į grindis ir duodam dar labiau tai dešiniai kojai išilgėti ir tada paleidžiam save visų svorių ir atkabinam kairę į šoną. Rankos į šonus, palaiduojam, tegu visiškai nuo klubo atsijungia visi sąnariukai. Jeigu norit biškį daugiau veiksmo, galit savo kairę koją atgal sulenkti ir pasiimti už pėdos. Keli įkvėpimai ir iškvėpimai.
kairė koja eina į kairę ir užsikabinam žemai. Dešinė dar tiesi. Dabar mes lenkiamės į priekį ir kabinsimės už kairės pusės juostą. Aš užsikabinau, o va su dešinė koja aš iš karto suku save, nes mes kylam į viršų. Va. Aš padedu savo dešiniai, su dešinė pėdą, sukdama ją, užkabindama už juostos, pakilti. Kai pakilom, toksai pigeon pose. Atpalaiduojam visiškai klubus. Dar keli čia įkvėpimai ir iškvėpimai. Aš perimam rankas į priekinį kraštą, tada iš karto svyru į kairę ir viskas. Ir mes toj pačioj vietoj, iš kurios atėjom, nusileidžiam žemyn, galima biškį kojas atkabinti ir nuleisti žemyn, kad atsipalaiduotų priekinė šlaunų dalis, jeigu reikia. Galima, jeigu turint presą ir apatinę nugaros dalį stiprią, galima paleisti rankas ir kojas. Geras tempimas per priekinę kūno dalį. Iškeliam vėl kojas aukštai į V raidės formą tokią ir užkabinam. Dabar mes atsispirsim rankomis, delnai po pečiais. Mūsų dabar dešinė koja bus sulenkta, laikysis, o mes jį ištempsim savo kairę, tempiam, lubas atsispiriam ir paleidžiam save. Paleidžiam visų svorių, kad įsitemptų, išilgėja tą koją. Ir va šitie visi sąnariukai, atrodo, tarp jų pasidaro, kai išsitempia tarpas ir ten priplūsta ir deguonies, ir kraujo. Energijos pradeda vaikščioti tenais. Galima atkabinti savo dešinę koją ir siųsti atgal, sulenkti. Ir pasiėmus už pėdos atidaryti plačiai krūtinę. O galit likti ten, kur esate, ten, kur jaučiatės saugiai. Ištiesiam savo dešinę koją. Siunčiam ją į šoną, užkabinam. Dabar lygiai taip pat mes kilsim į vadinamą pigeon pose, tai aš dabar kabinsiuos už dešinės pusės. Žiūrėkit, atkreipkite dėmesį į mano kairę pėdą. Aš ją iš karto užkabinu ir siunčiu į priekį. Lenkiuosi, žiūrėkit, pasiemu, už dešinio krašto ir iškart pakilus aukštyn užkabinu. Va, matot, užkabinu pėdą, kad jin man padėtų užsikelti viršų. Kai aš jau viršui, tada aš perkeliu rankas savo už nugaros, įkvepiu ir atpalaiduojam klubus. Paskutinį kartą įkvepiam, su iškvepimu perėmam dabartis rankas į priekį ir dabar svyram į dešinę pusę. Ir atsikabinam. Kai kairę koją darom, svyram į kairę, kad atsilošti, grįžti į pradinę padėtį. Kai darom su dešinė, svyram į dešinę. Užlenkiam kojas, kad mum juosta po kelienais atsirastų, pėdos kartu. Vėl mes aktyviai pajungiam savo presą ir sėdmenį suspaudžiam, lenkiam į priekį ir pasiemam už medžiagos, kuri randasi virš kelių. Dabar mums reikia tiesiog įkvėpti ir su iškvėpimu, atidarant savo kojas į šonus, pakelt save į viršų ir viskas. Čia labai gerai atsidaro visi mūsų dubens kaulai. Kiek mes leidžiam užmesti svorio ir atidaryti savo kojas kelius plačiai, tiek įsitempiam. Galima biškį pažaisti su savo pusiausvyra, su savo balansu.
Dabar žiūrėkit, laikomės taip juostos, kad mūsų alkūnės eitų į priekį. Nykščiai atgal. Iškeliam save, ne, ir juosta tarp kojų mum atsiranda. Ištempiam kojas atgal, krūtinė į priekį, grakšti poza. Pasileidžiam. Šitaip aišku nedarykite. Galima visiškai ramiai, parodysiu kaip, nusileisti. Čia aš biškį Kai darom šitaip, tai mums reikia kelius arba kartu ir svyram atgal ir nusileidžiam. Arba galim į priekį ir nusileidžiam šitaip. Tada nuleidžiam savo pėdas. Aš alkūnėmis atsiremiu juostą. Kaktą pasidedu patogiai ant savo riešų. Nuleidžiu klubus ir leidžiu dabar kraujui. Ir viskam, visiems skysčiam, viskam sugrįžti iš ten, kur ištekėjo. Iš lėto. Žygiuoju atgal, paleidžiu juostą į priekį. Jinai susisukus visą dabar. Pasiemu vieną kraštą, išplevėsuoju. Vienas kraštas pas mane, kitas priekyje. Tai man susirasti reikia priekinį kraštą abiem rankom. Ir žiūrėkit, aš keliu savo dešinę koją ir iš karto tempiu medžiagą į priekį, alkūnės į šoną, kad aš galėčiau jaustis tikrai saugiai ir pridengta krūtinė, kad aš neišvirsiu priekiu iš juostos. Ir kai jaučiuosi jau saugiai, tada įsikeliu savo kitą koją, užsidedu kraštą, kad nespaustų pažastų ir nuleidžiu rankas bei galvą. Palaiduojam visiškai savo pečius, pilvo, klubus, apatinę nugaros dalį. Dabar pajudinsim savo limfą. Rankomis pradedu irtis per orą ir siūbuoti. Dabar mano limfa juda į šonus. Dabar aš pradėsiu keisti kryptį. Aš pradėsiu siūbuoti rankomis į priekį ir atgal, į priekį ir atgal, į priekį ir atgal, į priekį ir atgal, į priekį, atgal, išjudinsiu savo limfą, išsisupsiu į priekį, atgal, į priekį, atgal. Juda mano rankos, dirba mano presas, patikėkit. Liekam, tas momentas tiesiog nepakartojama, kaip gera. Kaip gera. Leidžiam gravitacijai mumis visiškai sustabdyti.
Žiūriu savo į kojas. Dabar mums reikės biškutį pasikelti medžiagą aukščiau ir atidaryti. Mums reikia praskėsti kojas plačiau ir nuimti medžiagą visiškai nuo kelienų. Tada lenkiu dešinę kelieną, keliu pėdą į viršų ir užkabinu už priekinių kraštų, tokią randu kišenę. Ta pati padarau su kairę koją. Apsikabinu priekinį kraštą ir va įkišu į kišenę. Tada rankomis susirandu, suspaudžiu mentis, atidarau plačiai krūtinę ir susirandu priekinius kraštus. Suspaudžiu sėdmenis, įkvepiu, ir su iškvepimu ištiesiu kojas. Ištempiu. Leidžiu galvą, sprandas, jaučiasi patogiai. Dar 2 įkvėpimai ir iškvėpimai. Nuleidžiu savo kelius. Kairė ranka nusileidžia, su dešinė laikau priekinio krašto, pasiemu su kairė ranka irgi už to kairio krašto ir atsuku save saugiai, pasikeisdama rankomis. Visą laiką laikausi, prisilaikau kraštu ir atsisėdu tiesiai, užsidengiu nugarą su tokiais padarytais angelo sparnais ir visą laiką pasitikrinu savo pečius. Keliai susilenkiu, kelius arčiau krūtinės. Laikausi priekinių kraštų ir užkabinu kulnus už priekinių kraštų. Va, pasižiūrėkit. Suspaudžiu sėdmenis, įkvepiu ir su iškvepimu kojas tempiu į viršų. Dabar būtina rasti save lygioj linijoje. Tai va, pečiai biški pasiduoda atgal. Išsitiesinam savo stuburą. Klubai biškutį į priekį, kad susilygiuotų su krūtinė. Kai jau viskas lygiai, presas pajungtas, sėdmenis, tada ištempiam kojas į viršų. Galima pradėti daryti špagatą, žirkles. Galima šitokius variantus padaryti. Užsikabinam pėdomis, apsijuosiam kelienai biškiai viršų, įsitraukiam rankas, dabar leidžiam kelius ir stumiam dubenį. Nuleidžiam pėdas, padarydami atbulinį apsivertimą ir spaudžiam savo dubenį į priekį, susirandam su klubais kritimo liniją, keliai ant grindų, pečiai spaudžia į juostą, sunki krūtinė. Atsispiriam ir mes atgal iššokom į juostą. Viskas. Ištiesiam kojas patogiai į juostą, pasiemam už galinių, žiūrėkit, už šitų kraštų, užsidengiam galvą, nuleidžiam ranką savo už galvos arba sukryžiuojam savo ant krūtinės. Kojos gali būti tiesios, o gali būti keliai sulenkti ir atidaryti plačiai į šonus. Kelis sykius giliai įkvepiam per nosį, pilvą ir iškvepiam per burną. Leidžiam nurimti kvėpavimui. Aš pakeisiu muziką šavasanai.
Palaiduojam veido raumenis. Kaklas, spranda, pečius. Rankom leidžiam būti sunkiom. Riešai ilsisi pirštai, delnai. Leidžiam savo pečiams tiesiog tirpti. Jaučiam šilkas prilaiko mūsų kūną. Kaip motinos lopšyje. Lengvas sūpavimas. Ramina. Atpalaiduojam viršutinę nugaros dalį. Leidžiam krūtiniai sunkėti. Tegu jinai grimsta gilyn į save, į savo vidinę ramybę, į savo vidinę šventovę. Atrandam savo saulės rezginį, ten, kur pulsuoja, tarp šonkaulių ir atpalaiduojam. Leidžiam pilvui būti minkštam, atpalaiduojam apatinę nugaros dalį. Klubai tarsi tirpsta šilke. Palaiduojam dubenį, sėdmenis, šlaunis, kelius, blauzdas ir pėdas. Visas kūnas jaučiasi visiškai atsipalaidavęs. Leiskim sau būti čia ir dabar. Nekontroliuokim savo kvėpavimo, tiesiog stebėkim, kaip jis ateina, kaip jis išeina. Įkvepiam galbūt vėsų orą, o iškvepiam jau šiltą. Atkreipkim dėmesį ir tą tokį nedidelį tarpelį tarp įkvėpimo ir iškvėpimo. Ar pastebėjote, kad kvėpuoti mums nereikia jokių pastangų? Įkvėpimas ir iškvėpimas ateina savaime. Mėgaukimės šio momentu čia ir dabar. Jeigu mintis ateis, priimkim, bet paleiskim. Grįžkim stebėti savo kvėpavimo ir būti čia ir dabar. Prisilaikome priekinius kraštus, iš lėto atsisėdame, nuleidžiam kojas. Įkvepiam delnai kartu su iškvepimu arčiau širdies. Smakras prie krūtinės. Namaste. Ačiū, kad stebėjote mano klasę. Tikiuosi, kad patiko. Gerkite vandens daugiau. Valgykit subalansuotą maistą. Ir jeigu patiko mano pamoka, sekite mane YouTube'ės kanale. Nuoroda žemiau bus po video. Ir linkiu jums geros dienos.